penktadienis ir mes vis dar dirbam su failais. Ir šiandien aš pamokysiu, kaip, sakykime, esamą failą, esamus duomenis failę sukelti į mūsų, sakykime, main funkciją ir atvaizduoti visą tai, kas yra failė. Atvirkštinis būdas, negu tai, ką mes mokėmės praeitą pamoką. Principas praktiškai bus viskas tas pats, kas ir praeitoj pamokoje, tiesiog keli nauji dalykai. Tai visų pirma, kai aš sakiau, kad off-stream rašom tada, kai mes naudosimės išoriniais failais, aš nepasakiau vieno dalyko. Tai yra, off-streamas yra tik tada, kai mes kažką įsaugom į išorinį failą. Jeigu mes norim skaityti iš išorinio failą, tai bus nebe off-spring. Tarp kitko labai gera grupė. Man patinka gabalai. Tai bus ne off-stream, o bus if-stream. Būtent if-streamo ir reikia. Na ir tada galim pasivadinti objektą kokį nors. Tai tebūnė tas pats blankas, kaip ir praeitoj pamokoj. Ir dabar mes turim nurodyti failą, iš kurio mes skaitysime. Tai mes praeitą pamoką sukūrėm failą pavadinimu anketos, ane? Ir yra 3 anketos. Aš jas noriu įsitraukti. Taigi bus tas pats anketos.txt. Arba text. Būtent tokiu principu mes išsitrauksim, bet dabar mums reikia juos kažkur išsaugoti, kadangi mes turim kaip ir 3 duomenis, ane, tai yra amžius, vardas ir suma. Būtent mums reikia 3 kintamosius ir susikurti, kad tą informaciją kažkur įsisaugotų. Taigi, nuo ko mes ten pradedam? Mes pradedam nuo amžius, tada vardas, tada suma. Gerai. Amžius, tada vardas, na ir galiausiai suma. Štai tai bus 3 kintamieji, kurios įsisaugos mūsų reikalingą informaciją. Ir vėlgi mums reikia while ciklo. Mes praeitoje pamokoje rašėm cin, ne? Kadangi mes įsaugojame tai, ką mes suvedame Dieve, kas čia darosi? Nebemoku šnekėti. Na, tebūnė. Vėlgi, tas pats. Amžius, vardas, suma. Ar ne? Ir esmė dabar tame, kad jeigu, sakykime, aš palikčiau šitaip, tai mes turėtumėm įrašyti į tos patys. Bet kadangi aš noriu iš failo tai surašyti, reiškia, man nebetinka toks dalykas kaip cin. Čia man reikia įsirašyti būtent objektą, kuriam yra priskirtas kažkoks failas. Taigi aš įsirašau blanką. Ir būtent iš blanko mes saugosim informaciją į amžių, į vardą ir į sumą. Na ir galiausiai, žinoma, mums reikia, kad tai, ką mes įsaugom šitos kintamosios, atvaizduotų. Na, kad mes pamatytumėm, ar ne, ta prasme, ką būtent slepia mūsų amžius. Žinoma, mums reikia kažkokio tarpo, ar, na, galit belenkokį, nebūtinai tarpą, tą kablelį, tašką, brūkšnį, nu, daryt, uždėti, ką tik norite. Čia jau priklauso nuo jūsų skonio. Na, štai. Ir pagal viską, jeigu klaidų nepridariau, visą informaciją, ką aš turiu failę, turėtų atvaizduoti mano būtent ekrane. Ir iš tikrųjų galim pasitikrinti, ar viskas teisingai. Taigi 29 metų lygius. Tiek tokia suma, Tomo tokia suma ir Petras ta. Na, kaip matote, iš failo mes viską ištraukėme ir atvaizdavome mūsų pačioje funkcijoje main. Tokiu principu ir veikia mūsų if-stream. Mokame off-stream, if-stream, taigi mes dabar galim drąsiai ir įrašyti į failą kažkokius duomenis ir lygiai taip pat ištraukti ir pasižiūrėti tos duomenis iš failo į mūsų programą. Tai vat, su tais failais galbūt dabar baigsim, nes pagrindinius dalykus išmokau. Na, nors nežinau, ką mokinsiu kitą savaitę, bet tai bus tikrai super. Pamatysite. Todėl su jumis ir atsisveikinu iki kitos savaitės. Viso.